Labas vakaras, miela Neolife šeima. Jau galiu pasakyti taip drąsiai šeima, todėl kad po trupučiuką į mano Neolife šeimą įeina tikrieji šeimos nariai. Ir prieš beveik 16 metų mano sesiai buvo tas žmogeliukas, kuri parodė būtent galimybės, kaip čia toje Neolife šeimoje yra ir ką aš čia galėčiau gauti. Tai va būtent jinai pati pirmoji buvo ta, kuri man papasakojo apie Neolife. Aišku, aš atmečiau, kad čia visiškai yra nesąmonė, todėl kad tuo metu buvo visiškai nemadinga ir jinai nemokėjo niekaip man pateikti tos informacijos. Bet žinom, kaip atsiranda labai prastai su sveikata, tai atrodo visos ausys jau pasidaro tokios didelės, kad išgirsti, kas tau yra siūloma ir sakoma. Tai va tuo metu, kada aš likau viena su dviem mažiukais vaikais, jinai man skubėjo duoti produktų, kad galėtų savo krikšto sūnų, mano vyriausią sūnų sveikatinti ir atgabeno man jinai savo eglutę draugę vaistininkę mūsų su pundeliu maisto papildų. Tai ir tuo viskas baigėsi. Neolife su ja, kada jinai gyveno Anglijoje ir įsikraustė tuo metu tenais, nutraukė visą Neolife žinias, veiklą ir taip toliau. Ir šiandien dienai mūsų sėkmės universitete jinai atėjo čia su ta intencija, kad mokintis viešojo kalbėjimo ir jinai Anglijoje gyvena jau, manau, kad apie 16 metų, tačiau jinai 10 metų jau užsiima profesionaliai fotografė. Tai nutarė mums pristatyti būtent per savo prizmę, per savo specialybę tokią vadinamą, kaip mes galėtume integruotis va būtent su foto į savo socmediją, kad galėtume plėstis ir su verslais, ir apie save daugiau pasakyti. Tai aš kviečiu tave, mano sesę. Dublis antras, kaip sakant, copy-paste. Tai ačiū visiems, kas susirinkot. Iš tikrųjų, tai be galo esu dėkinga, kad įgalinat mano talentą kalbėti, nes iš tikrųjų šiemet pasirašiau per naujų metų naktį moodboardą, kad bet aš turiu išmokti kalbėti viešai, publikuoti save. Ir kai man sesė papasakojo apie iš tavo sėkmės universitetą, sakau, Vaida, amin, nežinau kaip, bet aš noriu būti čia. Sakė, kad viskas, turėt kalbėti. Kad ir kaip nepatogu, kad ir kaip nesmagu, kad ir kaip nekomfortiška, bet pasiruošiau. Tai ačiū tau, sesė, už visas galimybės. Tai va, noriu su jumis visais susipažinti ir noriu jums save pristatyti. Tai aš esu Joana Marsė, bet po šitų vardų slepiasi tikrasis mano vardas yra Gintarė, tik aš esu pasikeitusi. Ir noriu jums papasakoti apie tai, kaip šiai dienai vizualų turinys tai yra mūsų galinga priemonė verslo augimui. Tai tas toksai, kad aš turiu per tiek metų sukaupus kompetencijas, žinias, turiu įgūdžių, kaip išsiskirti iš tų konkurentų, kaip tas jūsų kadras būtų pardaviminis, kad ko jūs mėgat, o jūsų nuotrauka parduoda jūsų paslaugas. Tai yra tai per autentiškumą. Aš save trumpai pristačiau. Tai kas tai yra autentiškumas? Iš tikrųjų, tai yra charizma, tai yra charakteris, tai yra tai, kad jūs gebate šiom dienom per vizualą parduoti savo charakterį. Tas autentiškumas yra tai, kad jūs toks, koks jūs esate iš tikrųjų charakteris. Tai tarkim, jeigu jūs esate linksmas, jūs ir rodykit save per linksmumą. Jeigu jūs esate kažkoks labai rimtas, rodykit per tai, per savo vertybės. Toks, koks jūs esate iš tikrųjų, nes šiais laikais žmogus perka žmogų, o tik paskui paslaugą. Nes, pavyzdžiui, kad ir tas pats Neolife'as yra begalė daug žmonių, labai daug. Bet kaip išsiskirti iš tos minios su savo charakteriu, tai tik tai buvimas savimi, nes jau, kaip sakyt, kita vieta yra užimta. Tai jūs galite parduoti save per savo stipriasias savybės. Taip, nes tas autentiškumas tai yra, kam jis yra iš tikrųjų skirtas ir kam jis yra reikalingas tam, kad jūs užmėgstumėte kontaktą su savo klientu. Tarkim, aš dabar net per seniausiai pradėjau naudotis LinkedIn kaip su verslo fotosesijom. Ir jūs įsivaizduokit, aš ten, būdama, sukūriau kitą bendruomenę, palaikydama kitus žmonės, paspaudama patiktukus, komentuodama nuotraukas. Ir taip aš užsirekomendavau tų žmonių, kaip sakyti, atsaką atgal į mane. Tai tas toksai, kad jau mes tapom, o labas Ieva, kas tu, aš esu advokatė, o kas tu, aš esu fotografė iš Londono, o kaip faina bendrauti, dabar bendraujam, komunikuojam. Ir tas toksai, kad mes per tą tokį nematomą lauką sukūrėm pasitikėjimą viena kita.
Ir dabar jaunai mano tampa lojali klientė, kaip sakyti, tęstinumas, nes jai patinka mano darbai, jai patinka mano tas, kad aš gebu jai pateikti tą žinutę, tą pardaviminę nuotrauką, tai pas mus užsimesgi kontaktas. Tas, kas yra labai labai iš tikrųjų svarbu fotografija. Bet kaip tą pateikti vizualiai, tai yra iš tikrųjų jūsų vidinis tikėjimas tą, ką jūs darot. Čia ateina iš jūsų vidaus, iš jūsų širdies. Nes, kaip sakyt, galite prisirankioti visokių idėjų. Visko. Yra Pinterest, yra YouTube, yra Google, yra ChatGPT, yra labai daug informacijos priemonių. Jūs tiesiog pasiimkite tas, kas jums yra apie jūs. Tas, kas jums rezonuoja. Ar kelionės, ar tarkim, kažkuria iš jūsų teisininkė yra tas, kas jums yra įdomu ir išsigryninkite tai, nes tai yra jūsų vizitinė kortelė ir pabandykite pradžioje kopijuoti. Nebijokit kopijavimo, nes šiais laikais neišradinėsite dviračio. Stenkitės tai pateikti save ir taip po truputėlį įsivažiuosite į tai, kad į tą laisvę, nes jūs atrasite save. Tai yra parodyk savo vertybės, ne? Tai aš dabar norėčiau su jumis pažaisti tokį žaidimą. Turit lapą ir tušinuką? Visi turit, visos turit. Tai dabar žiūrėkit. Išsigryninsim jūsų vertybės. Parašykite 20 žodžių apie save. Pačias gražiausias savo pusės. Ar jautri, ar sąmoninga, ar taip toliau ir panašiai. Bet 20 punktų, būtinai 20. Tos, kurios parašyt, pakelkit ranką. Būtinai 20, ne mažiau. Irgi atrodo labai svarbu, kaip fotografijoje parodyti, kad mes esam nesukaustyti, ar ne, kad nebijoti rankas, atrodo, ir virš savęs iškelti ir apglėbti gal kažkaip, kad emocija jinai būtų užfiksuota tame, kame mes gyvename, kuo tikime. Tai aš man atrodo, kad jeigu tu nematai skaidrių, tai būtų fainai, kad galbūt kažką plačiau galėtum papasakoti apie tą nebijojimą laisvės fotografijoje. Tai tas ir yra, kad iš vidinio tikėjimo, kai tu tiki, ką tu darai, tai tas ir ateina laisvė. Tas toksai proveržis į aplinką, iš savęs, iš vidaus į išorę. Tai dėl to ir iškinamės šitas vertybės. Padarėte, ne? Sandra padarė, kitos padarėt. Tai norėjau tos, kurios parašyt, paklausti jūsų, kaip jūs jaučiatės. Ties 10 prasimušiau. Tada jau pradėjau pilti. Iš pradžių labai sunku buvo. Kodėl? Kas buvo sunku? O kas buvo sunku? Galvoju, tai kokia čia ta aš esu, čia jeigu taip tik gerai, vien tik tai. O paskui, kai pramušė, prisiminiau, kokia esu. Labai gerai. Aha, toliau. Kaip kitai jaučiatės? Man žinokas ganėtinai buvo lengva, nežinau. Gal prieš tokias 2 mėnesius aš būčiau nežinojus, ką parašyti. O dabar kažkaip taip viskas taip lengvai. Ačiū tau. Ranka liejasi. Aha. Kas dar norit pasidalinti, kaip jaučiatės? Aš nuo 10 pasileido labai lengvai. Čia surinkau 22 jau. O, kaip gerai. Super. Ačiū. Prašau, ačiū Jums. Bet kas gali pažiūrėti, tai irgi leidžiu dabar skaidres, matau, kad man atrodo, mano sesė nežiūri jas, tiesiog kalba, jai patinka žiūrėti žmonės, bet aš noriu, kad kartais atitiktų ir žodis vaizdą, tai iš tikrųjų matom, kad foto yra tokios gyvos, emocionalios ir tuo pačiu parodančios tokias vertybės, ar ne? Tai ir tą aplinką, kurioje esame, ir, tarkim, žaidimas su vaikais, ir gyvūnas rankose kažkaip atrodo, kad pritraukia daugiau žmonių šypseną, kad iš tikrųjų kuo daugiau dalintis tokiais kadrais, kad tiesiog pritrauktume kitų žmonių šypseną, stebėjime tame pačiame veiksme. Tai galima užfiksuoti ir tokio tipo kadrus, kuomet esame su šeima. Taip, nes yra viena iš tų vertybių, kad gal jūs esat šeiminiška. Tai ir prieisim prie tos emocijos, kad pardaviminiai kadrai iš tikrųjų tai yra ten, kur yra emocija. Ten, kur yra, nes tai yra jausmas užfiksuojamas, tai yra juokas ar liūdesys, nesvarbu kas, bet tai yra emocija. Irgi, žmogus irgi perka emociją. Taip kaip
taip kaip vizualiai jinai yra pateikta, tai yra labai labai ta tokia vizitinė pardaviminė nuotrauka yra. Ar jau visos parašyt? Nu, nepavyksta man vis dar, aš irgi užstrigusi ties 15. Ar norit, kad jūsų palauktume? Aš manau, kad gal ne, nes Ne? jeigu visos parašė, aš jau judu ir pabaigą. Super. Taip pasivysim mus. Ačiū tau, Jurgita. Tai vat ką ir norėjau pasakyti, jūs atvesti į jūsų pačių vertybės, kad tai yra transliuoti vizualą per jūsų vertybės. Bet ir tą, ką jūs pasirašyte, ar 15, ar 20, tai yra jūsų autentiškumas. Čia yra jūsų charizma. Ir per tai jūs turite kalbėti. Tai kaip, pavyzdžiui, darote nuotrauką ar savo pačios portreto su produktais, ane? Nu, tarkim, čia dabar prisidėjo pilna pintinė produktų, nu ir tarkim, paimu žuvies taukus, ane? Ir jeigu jūsų viduje yra linksmumas, juokas, jūs paimat tą kapsulę, prakandat ir šypsotės. Tai yra emocija. Ir plus yra produktas rankose. Tai yra pardaviminė nuotrauka per emociją. Tai irgi. Bet jūs turite pagal savo vertybės, nes tai esat jūs, jūsų autentiškumas, kuris yra parduodamas, kuris veda jūsų link gausybės. Dabar irgi norėsiu jūsų paklausti, kas jums iš viso yra fotografija? Nes man, pavyzdžiui, fotografija tai yra šviesos, piešimas šviesa. Tai, tarkim, padedat daiktą, ane, prie aštrios šviesos, prie aštrios šviesos. Fotografuojat telefonu, pasidarot savo telefone settinguose nustatymus, pasidarote gridą būtinai. Ir ten, kur yra grida 4 taškiukai, tai ten yra, kaip sakyti, tos vietos, kur turi būti jūsų produktas, ant tų 4 taškiukų. Bent vieno iš jų. Tai tos yra įtampinės, kur prikausto žmogaus, kaip sakyti, žvilgsnį, fokusą, kad nuotrauka būtų estetiška. Ir ant telefono yra tokia saulytė šalia, paspaudžiat prie kameros, ir tos rutuliukas sukasi žemyn, jos galite valdyti šviesą. Aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Tai, tarkim, padėję produktą prie aštrios šviesos, jūs į apačią nuleidžia tą šviesuliuką ir jums išryškėja visas produktas, o visas backgroundas aptemsta. Tai reiškia, fokusas yra jūsų pardaviminis šitoj, tarkim, toj centrinėje vietoje. Tai va, kompozicija. Kompozicija yra be proto svarbu, kas irgi labai svarbu fotografijoje, tai nepatingėkit pakelti užpakalį ir po savęs šiukšlę susirinkti. Tai vat nuotraukai ir kompozicija yra tai, kad, tarkim, vizualas, kaip jūs, tarkim, ar jūra, ar kažkur, ar paplūdimys, ar smėlis, ar nesvarbu miškas, jūs ieškokite tos intriguojančios savo vietos, kur jūsų produktas arba jūs pati atrodot estetiškiausia. Kad jūs, sakytum, čia yra apie mane. Tai kompozicija numeris 2. Kuo daugiau gamtos įtrauksite, tai bus labai labai super. Kitas dalykas yra stovėsena ir kūno kalba. Stovėsena tai yra pozavimas. Kaip jūs save pozicionuojate? Jeigu jūs pozicionuojate kaip verslo moteris, būtina atkreipti dėmesį į kūno kalbą. Negali būti rankos užspaustos, nes reiškia, kad jūs užsidarote nuo publikos. Stovėsena irgi negali būti tokia pardribus, nebent jūs esate mados atstovė, taip toliau ir panašiai, tai čia duoda jums laisvės, bet irgi kiekvienai sričiai yra tam tikros kūno pozavimo, kaip sakyti, stovėsenos, pozos, kurių negalima peržengti ribos, nes tai nėra tada estetikos, nėra tos tokios vizualo, nes kartais tuo, kaip sakyti, per didelę drąsą galima ir supjauti tokį grybą, kad nelabai gerai. Tai va, veido išraiška, žaiskite veidu. Veidas tai yra jūsų atspindys, tai yra jūsų pardavėjas. Tas vidinis stilus psichologas tampo jūsų veidą, tampykitės ir jūs nebijokite nešti žaismingumo, šypsokitės, juokitės, verkit, nesvarbu, bet išgyvenkite su tuo produktu kartu rankose, tai yra jūsų pardavimas. Apranga, spalvos. Nebereikalo, šiandien aš užsidėjau švarką, jeigu būčiau buvusi treningais, jūs manęs negirdėtumėt. Sakytum, ką jums lašiniai. Tai va. Aplinka ir fonas. Tai galima fotografuoti iš tikrųjų iš studijo, pastelkiant šešėliais, palmių lapais. Tarkim, jeigu irgi atsinešiau pas save prisėmus visą pintinę produktų, tarkim, jeigu jūs norite parodyti kosmetiką, nepatingėkit iš jūros prisirankioti kriaukliukų, akmenukų. Vienas paprastas dalykas. Įdėkite čia, ne?
Va tai va kaip nors. Pridėkite šalimais daugiau produktų, jūs jau turit pardaviminę nuotrauką produkto. Nebijokit pažaisti su šviesa. Dėkit į aštrią dienos šviesą, tą saulytę patamsinkit taip, kad jūsų produktas išryškėtų. Ant portretų to daryti negalima, aš dabar kalbu tik tai apie produktus. Tarkim, irgi įneškit daiktų. Irgi, va, pavyzdžiui, veido valelis, ne, šalimais kremą padėkit, kad sutaptų jūsų žinutė siunčiama su daiktas ir produktas. Tai jeigu norite, galite rankose laikyti, galite vonioj paleisti dušo vandenį, ne, apačio padėti, tarkim, kažkokį ar popieriuką, ar kažkokį, tarkim, plasmasės gabaliuką, ar kažką tokio, kad pritrauktų akį estetiškai ir padėkit ant to, ne, ir užleiskit vandens dušą ir fotografuokit telefonu. Ir vėl, žaidimas šviesa atneša jums tą pardaviminį kadrą. Kaip portretus, kampo perspektyvos pasirinkimas, tai čia yra iš tikrųjų įvairiai. Čia fotografijoje taisyklių nėra, tai yra taip, kaip jūsų akis mato, taip jūs ir daro. Šiais laikais yra labai, kaip sakyt, nėra to tokios rėmų, kad darot viską, kas yra iš jūsų širdies ir apie jūs, pagal jūsų vertybės. Neimkit kitų vertybių, bet pagal save, nes tada jausis stipriausiai, nes tada jūsų tas vat kadras kalbės kartu su jumis. Bus, kaip sakyt, nuoseklumas. Tai va. Ir kas yra svarbiausia, kokiu tikslu darote nuotrauką ir dėl ko, kam jinai reikalinga. Ar jinai orientuota į klientą, ar jinai ir į kokį klientą. Tai yra jūsų tikslinė auditorija, kam šitą žinutė yra siunčiama. Jeigu jūs, tarkim, darot nuotrauką su kosmetika ir hashtaguose būtinai paminėkite kosmetiką. Ir tą Neolife, visas kiek įmanoma kremų, nes dabar, kiek žinau, leidžia Instagramas apie 30 dėti tų visų hashtagų, tai naudokitės galimybę, kuo daugiau produktų, tuo daugiau bus jūsų algoritmas kils. Toliau, kai jau kalbėjau apie šviesą, šviesa yra įvairi, yra dirbtina, yra ir natūrali. Aš daugiau dirbu su dienos šviesa, nes man jinai yra minkštesnė, man jinai yra gražesnė. O studijinė šviesa tai yra skirta, jau aštriems kadrams, tarkim, bet irgi galima, aš kaip sakyt, dirbu ir su Photoshopu, tai aš tą šviesą Photoshopu prigesinu, bet kažkam labai patinka ir labai gerai. Tarkim, irgi kalbant apie šviesą, labai rekomenduoju nusipirkti viso, parodysiu kokį aš turiu softboxą, pasistačiu šone. Ir ta šviesa, kadangi pas mane dar šviesus vakaras, tai man šviesa ateina iš mano kairės pusės pro langus, o dešinė pusė yra tamsa. Tai ten, kur trūksta šviesos, dedame šviesą. Šviesos labai arti savęs nededam, dėl to, kad išdegina veidą ir labai rekomenduoju, kad pasidarytumėt šaltą atspalvį, ne šiltą, o šaltą, nes šalti atspalviai atgaivina veidą. Irgi dar toksai vienas tikslas yra, kad kai darote savo pačios portretą, netekit SPF kremų. Išduosiu paslaptį. Veidas jūsų neblizgės. Tai bus matinis veidas ir tai bus skaistus. Tas labai gerai. Jeigu su geltona šviesa dėsit, tai jūs sendins. Kaip sakyt, jisai yra atspindys kaip veidrodis, jisai atspindi. Ir pavyzdžiui, kai aš fotografuoju žmonės portretus, kurie turi SPF-us, man yra be proto sunku retušuoti. Nes veidas gaunasi kaip blynas. Šviesa į šviesą atšoksta ir gaunasi, kad nėra kontūrų. Viskas taip. Ir kaip, pavyzdžiui, fotografuojate savo pačios portretą su produktu, šviesą laikykit kuo toliau nuo savęs, vien dėl to, kad nebūtų išdeginto, ta prasme, kad būtų švelni nuotrauka, nebūtų tų spalvų išdeginimų. Tai va, toliau kompozicija, jau kalbėjom, kompozicija gali būti įvairi. Galima dar paklausti, atsiprašau. Žinoma. Tai o matinis, tarkim, makiažas yra tinkamas? Makiažas tinkamas, tik tai irgi neperspauskit su makiažu, kad vėl tai yra tikslinė žinutė apie jūs, grįžtant į vertybės, kokios jūsų vertybės, ne? Jeigu jūsų vertybė yra šeima ir jūs pasidažot vakarinių makiažų, tai tikrai neprezentuos jūsų, kad jūs esate šeimos žmogus, sakys, va, vakarėlių liūtė. Tai irgi gerai pagalvokit, irgi dėl ko darote tą nuotrauką. Ir vėl grįžtant į vertybę savo, nes tai yra apie jūs. Tai va. Dar norėčiau su jumis išsigryninti, padėti tą jūsų autentiškumą, apie ką kalbėti, tarkim, nuotraukose. Tai irgi nuimsim laiką, sesė, gal tu gali uždėti laikmatį 2 minutėm, parašyti, kas jums yra gyvenimas.
Bet tai prašykit ranka neatsitraukdama, negalvodama, nes tai yra iš širdies. Kas jums yra gyvenimas? Kas jums dabar yra meilė? Ir dar, kas yra jums pinigai? Dabar paprašysiu jūsų kiekvienos pasidalinti po vieną, kas jums yra gyvenimas. Tai prasuksim ratuku. Kiekvieną. Sese, tu gal pamoderuok, kuri, gal tu matai? Ne, nematau. Tada aš matau. Skaidrės. Gerai. Pakalbinsiu Ernestą tave, nes aš tave pirmą matau. Tai kas tai yra gyvenimas? Vieną vienintelį žodį. Patį pirmą žodį, kurį parašai, kas yra gyvenimas. Gyvenimas man yra savo šeimos sėkmė, laimė. Kas tai yra meilė? Tai jausmas, rūpestis, galėjimas padėti. Pinigai. Nepriklausomybė, galėjimas veikti, laisvę. Pirkti. Laisvę pirkti, net žvengiu pati. Tai va dabar žiūrėk, čia ir yra tavo autentiškumas. Tavo čia yra komunikacija, kad tu turi, kad tavo gyvenimas yra per laisvę, tavo meilė yra tokia ir tavo pinigai yra į tai. Tai yra tavo komunikacija per vertybės, kaip tą komunikuoti. Nu, Sandra, dabar tu sekanti. Ačiū, kad pasidalinai, Ernesta. Tai gyvenimas man yra vaikai, jų sveikata, mano judėjimas ir laisvė rinktis. Nu ir tenai aš daug kablelis ir Bet vieną. labai daug iš tikrųjų. Bet reikia pačio pirmo žodžio reikia. Gyvenimas yra vaikai. Vaikai. Meilė. Vaikai. Pinigai. Vaikai. Juokauju. Mainai. Mainai. Tai dabar žiūrėk, tavo komunikacija yra ties čia. Tu šitas temas ir turi liesti per vizualą. Tu turi per tai kalbėti, pasimdama savo vertybės, ką darim prieš tai. Na, Jurgita. Žodis labai man gėda, bet, malonumas gyvenimas. Labai gerai, labai per malonumą. Meilė ilgesnė pas mane būsena, kada galiu viskuo dalintis, o pinigai pirmas žodis džiaugsmas. Tai va, čia yra tavo vizualas, turi kalbėti apie tai. Tai yra super. Eglė Rengaitienė. Ačiū, Jurgita, kad pasidalinai. Taip, mano potyriai, tada meilė yra jaukumas, o pinigai yra laisvė. Super. Tai čia irgi tavo yra autentiškumas, apie ką tu turi kalbėti, fotografuodama savo daiktus arba pačią save. Tai yra tavo tikslinė žinutė tavo auditorijai. Ačiū labai. Eglė. Tai pas mane gyvenimas yra laisvė, kūryba, kelionės, meilė yra gylis, pinigai yra taip pat laisvė. Žodžiu, pinigai su gyvenimu man grinai tie patys žodžiai įsirašė, nors aš tik dabar pastebėjau. Tai toks labai jausmas. Labai faina, labai ačiū, kad pasidalinai. Įtikinimus labai dar geras jausmas per tai. Taip. Tai čia ir yra pas tave tai, kad tu turi per tai ir komunikuoti iš tikrųjų. Nes čia yra čia dabar, ką mes darom, tai mergaitė čia yra jūsų stuburas. Jūsų autentiškumo stuburas. Kristina Jukne, vairuoju, matau. Gali kalbėti? Kad taip, vieną akim, vieną ausim. Užteks ir tos vienos akies, žinok. Tai kas tai yra gyvenimas? Tai malonumas. Girdit? Negirdim, tai gal tave paliekam ant pačio galo pakalbinti. Gerai. Aksana, kas tau yra gyvenimas, meilė ir pinigai? Traukinį važiuoju, jeigu nutrūks, tai nepykit, smagu matyti, labai faini klausimai. Gyvenimas man yra džiaugsmas, yra spalvos, yra aktyvumas ir tiesiog kvėpavimas, toks moku pasakyti. Bet vienas žodis. Aksana, džiaugsmas, man yra džiaugsmas. Kas yra meilė? Meilė man yra tokia būsena pilnatvės. Gerai, o kas yra pinigai? Saugumas, garantija, gal tokia galimybė kažkokia. Dabar šitus tris sujungiam į vieną, kaip į vizualą jūsų. Komunikacijai, tam vaizdiniai per džiaugsmą, per lengvumą įrodom tą savo autentiškumą. Toliau. Ačiū, labai ačiū. Ačiū, Aksana. Matau Danutę, toliau sekanti. Tai čia pirmus žodžius būtent sakyta, ne? Pačius pirmus. Tai gyvenimas yra gamta, meilė tai yra seksas,
Pinigai yra gėris. Tai čia irgi tavo per aistrą, brangioji, tau reikės pasakoti. Ne, čia niekas, aišku, nieko neprivalo, bet tiesiog tavo yra tokia, vat, autentiškumas tavo, kad per tai yra komunikacija, nes tai eina iš tavęs, iš tavo gilio, iš tavo širdies. Živilė, dabar tu. Tai man gyvenimas, šeima ir nuotykiai. Aha. Meilė, vyras ir vaikas buvo prašyta. O Aha. pinigai tai akimirkos. Labai gerai. Tai irgi tavo tikslinė auditorijai komunikacija yra apie šitus dalykus kalbėti. Eglutė. Ačiū, Živilė, tau. Eglutė. Esu aš vaistiniai dirbu. O. Žodžiu, meilė man yra vaikai, pinigai yra laisvė ir kas ten dar buvo? Meilė. Meilė man yra geri santykiai. Super. Nu, tavo ir atspindi iš tikrųjų ir Instagramas, ir Facebookas tavo tikslinė, žinot, tokia yra, kad vaikai, tu rodo ir vaikus, ir santykius su vyru, ir pinigus. Tai super. Ačiū. Ačiū. Rita. Taip, sveikos visos merginos. Labas. Man gyvenimas, tai laisvas pasirinkimas. Aha. Meilė, pagarba, pirmas žodis. O pinigai, taip pat apie laisvę. Priemonė į laisvus pasirinkimus. Pirmieji žodžiai buvo. Super. Labai įdomi iš tikrųjų. Super. Vėliau važiuojam. Renata Rudžiansinė. Labukas visom, tai mano malonumas, santykiai ir laisvė. Taip, irgi labai įdomi, labai. Nu, iš tikrųjų, man taip dabar įdomu, pažiūrėsiu, bus jūsų visų Instagramus, ar jūs apie tai ir komunikuojat, nes, nu, įdomiai. Toliau, ačiū tau. Toliau Aurelija. Tai mano buvo gyvenimas gyventi, meilė vaikas, o pinigai popierėliai. Nu, tai įdomiai. Labai, ačiū. Labai. Tai irgi tavo komunikacija yra rodymas apie tai socialinėse medijose. Toliau Vilija Kešelionienė. Gyvenimas, tai užsirašiau pirmą žodį tėkmė. Toks šovė tiesiog į galvą. Meilė tai santykiai, pinigai galimybė. O, labai gražiai. Ačiū tau labai. Andžela. Labuka. Labas. Tai mano, kas šito pirmas turbūt gyvenimas. Aha, gyvenimas. Gyvenimas yra laisvė. Mano meilė yra šokis. Mano, kas man yra pinigai, vėlgi laisvė. Supratau. Super, ačiū tau labai. Toliau. Ačiū tau. Ačiū. Indrė. Labukas visom. Aš pasirašiau, kad gyvenimas yra patirtis, meilė tai vaikai ir šeima, o pinigai tai laisvė. Super. Irena. Sveiki. Gyvenimas, džiaugsmas gyventi sveikatoje, meilė, pagarba, santykiai, pinigai, mainai, palaikymas, gausa. Labai gražiai. Super. Toliau Jolita. Labą vakarą. Sveika. Jolita. Aha, taip įdomiai susidėlioju, kaip ir gal kai kam kitam. Gyvenimas yra meilė šeima. Meilė yra gyvenimas šeima, o pinigai atsipalaidavimas. Super, labai gražiai. Laura. Sveikos. Aš pasirašiau, kad gyvenimas man yra dukrytės atėjimas, džiaugsmo ieškojimas kasdienybėje, savęs auginimas.
Meilė, kai jautiesi savimi santykyje, pilnatvė, gerumas, pasitikėjimas savimi ir kitais, o pinigai tai materija leidžianti gyventi kokybišką, skoningą, įdomų gyvenimą bei laisvę. Bet čia reikia pačių pirmą žodžių, ne visų. Ai, Pačių pirmą tai žodžių. gyvenimas tai dukrytė, džiaugsmas, meilė tai santykis, pilnatvė, gerumas, o pinigai tai Vienas žodis, negali būti daugiau žodžių. Pats pirmas. dukrytė gyvenimas man. O meilė? O meilė tai santykiai, Aha, o pinigai? o pinigai tai materija. Super. Mhm. Tai kas man yra gyvenimas, tai dalinti savo patirtimi, mokytis, mylėti. Kas yra man meilė, tai jausti širdimi. Ir kas yra man pinigai, tai mano norų įgyvendinimas. Dabar žiūrėkit, po vieną žodį, tai reiškia jausti, įgyvendinimas, patys pirmi žodžiai, ne sekantis žodis, o pats pirmas žodis. Nu, sesė, važiuojam. Kadangi stebiu visą atmosferą, tai pradėjau rašyti iš čia, bet žinot, man labai didelį špargalkė čia kiekvieną išgirsti. Tai žodžiu, kaip fainai jūs visos, nu, taip įdomiai surašė. Nu, aš čia pradėjau mėtytis, braukytis, bet iš tikrųjų man, jeigu realiai, tai turbūt gyvenimas yra pilnatvė ir, nu, ir viskas, kas susiję, ir meilė, ir pinigai, ir yra tas gyvenimas. Jeigu nėra vieno be kito, tai čia kitaip ir nebūtų. Nu, tai gerai tada. Gyvenimas yra pilnatvė, meilė yra jausmas, nu, gal greičiau santykiai būtų ir tada būtų pinigai laisvė. Tai va, super. Iš tikrųjų labai labai jums dėkoju visoms, nes jūs įnešit ir man pačiai daug tokio impulso, kad kiek daug spalvotų žmonių esat ir kiek įsivaizduojat, mes esam visi autentiški. Jūs įsivaizduojat? Tarsi, visi su savo žinute. Kam gyvenimas? Bet jūs ir transliuokit, nes čia 3 svarbiausi gyvenimo dalykai. Tai yra gyventi gyvenimą. Neegzistuoti, bet gyventi jį su meile. Kokia tai jūsų meilės kalba? Ir ta meilė turi būti per komfortą, per pinigus. Kas jums yra pinigai? Ne pinigėlį, o pinigai. Nes kaip jūs pritraukite į gyvenimą gausą, tai yra vėl užsuktas ratas. Meilė, pinigai, gyvenimas, gyvenimas, meilė, pinigai. Ir vis tiek viskas sukasi aplink tą patį. Tas pats ir yra, kaip sakyt, jūs parduodat save per tai. Tai va, dar ką dabar įsigryninsim. Talentas, autentiškume. Tai dabar greitai, nemąstant, negalvojant, 10 dalykų, nuo ko iš tikrųjų kaifuojat. Kas iš tikrųjų jūs gyvenime veža. Aš kaip jautis tai mėgaujuosi, jūs žiūrėdama, kaip jūs visos dirbat. Man taip smagu, žinokit, širdį salą. Kas jums yra? Taip, baigėt jau? Dabar labai greitai visos ratu, savanoriškai, patį pirmą žodį paskaitot. Pradėsim nuo tavęs, sesė. Važiuojam. Patį pirmą žodį. Šokis. Tai ką tu veiki Neolife, jeigu nešoki? Sekanti. Matau Ernestą. Ernesta, tu? Pas mane kūryba. Aha. Sandra? Judesys. Jurgita? Dizainas, interjero dizainas. Wow. Eglė? Kuri? Kalbėjimas. Gerai, kita Eglė? Pasirinkimas. Super. Kristina? Pas mane kelionė. Kita Kristina? Baliamba kelionės. Gerai. Andžela? Andžela? Negirdžiu. Vaidutė, šokiai. Labai gerai. Aksana? Man gamta. Aha. Jolita? Knygų skaitymas kažkada. Super. Indrė? Gaminimas. Aha. Indrė? Jau buvo, ne? Rita? Naujovės. Pirmą žodį. Danutė? Vaiko juokas. Aha. Živilė? Mokslas. Opa.
Aurelija? Man žvakės. Aha. Vilija? Kūryba. Aha. Irena? Kūryba, maisto gaminimas. Aha. Laura? Šokiai. Eglė Žemkauskinė. Bendravimas. Bendravimas. Agnė? Sportas. Sportas. Tai dabar mergaitės žiūrėkit. Labai fainos, visos labai spalvos. Mano irgi kelionės. Labai fainai. Iš tikrųjų visos skirtingos, bet visos veiksme. Kas moksluose, tai dabar žiūrėkit, čia ir yra jūsų talentas, jūsų, per ką jūs, kaip sakyt, pavyzdžiui, aš kaip fotografija, ne? Aš daiktą fotografuot, tai yra mano talentas, tai yra mano, kaip sakau, čia yra man duotybė. Tik aš per laiką susirinkau žinių į tai. Tai reiškia tai, kad jūs per tą pirmą žodį ir transliuojat save. Kas per kelionės rodo vertybės, bet vėl nepameskite vertybių, nes tai yra jūsų stuburas, ant ko statomas jūsų verslas. Nes čia yra vis tiek verslas, kad jūs veda link vizualo. Kad nepamestumėte tos krypties, tai per talentą, per patį pirmą dalyką rodo. Kas per mokslą, pavyzdžiui, man labai patiko Živilės, ne? Mokslas. Įsivaizduoju, kad moteris dirba chemikė, ne? Dirba su formulėm. Dabar aš tau, žinau, Živilė, nurausiu stogą. Įsivaizduoju, ant kiek galima sukurti autentiškų kadrų. Tu stovi laboratorijų, prasikandęs dantyse su vitaminu E ar trenenu. Kita, tu darai laboratorinius tyrimus ir tu rašai formulės. Tu tyrinėjai. Tai tu įsivaizduok, kokį tu autentišką žinutę atneši savo publikai, ne? Kad tu laborantė, tau svarbu mokslas, bet tu tą parodai per savo vertybės, per savo vidinius talentus, tai yra tavo iš vidaus apie tave, tai nėra paimta iš gatvės kažkurio kito žmogaus. Pavyzdžiui, mano sekis, buvo šokis, ne? Šokis. Ir tu gyvenimo šokį tą įrodai. Apsirengi suknelę ir tu sukiesi su tuo, man duoda energijos, o šiandien prigėriau, aš nežinau, aš vakare užmigsiu. Turbūt dabar veikt pradėjau, nes neužčiaupsit jau. Tai ir rodyk, įsipilat į taurę, įrodot, tai yra tavo gyvenimo šokis su tavo visais, su tavo talentu, tavo meilė pinigams, tavo meilė gyvenimui, nes tai ir esat jūs, ne kažkas kitas, o jūs. Ir tokį, pavyzdžiui, kas nemokat fotografuot, filmuokitės. Tarkim, pavyzdys, nusipirkit tokį tripodą, stovas, ne? Toks paprastas stovas. Stovas, ant kurio gali padėti telefoną ir gali fiksuoti save, savo jūs. Jeigu nemokat filmuotis, fotografuokitės. Irgi kamerą nusivalykit, būtinai. Būtinai. Ir atraskit savo stilių. Madą. Jeigu jums sunku su stilistika, nusipirkit Vogue žurnalų, Bazar, Eli, siekit madą, siekit spalvas, trendinės. Pavyzdžiui, pavyzdys, ne? Dabar jūs esat verslo komandoje, kaip Neolife. Jūs įsivaizduokit, nuo jūsų galvų nuėmė tiek daug reikalų, kad kas yra strategija. Jums nereikia apie tai galvoti. Nereikia galvoti, kokios tos kompanijos vertybės. Jums nieko, nes už jūs viskas jau yra padaryta. Jums tik tai reikia išmokti komunikuoti. Komunikuoti per savo vertybės link vizualo. Tai jau ten yra logo sukurta, jau spalvos yra išgrynintos. Bet dabar jūs savo spalvas išsigryninkit, nes tai bus apie jūs. Vat, pavyzdžiui, sesė sakė šokis, ne? Su kokia spalva tavo asocijuojasi šokis? Nu, raudona turbūt, dabar iš karto, kai tu parodės ties drabužiais, kad suktis, tai man tokia Ispanija, žinai. Labai gerai. Tai dabar, tarkim, žiūrėk, ir pas tave vizualė turi būti raudonos spalvos. Reiškia, tavo logo turi būti raudonas. Jei ne logo, tarkim, akcentas raudonas. Lūpos raudonos. Įdėkit to drivo, kas yra apie jūsų spalvą. Pavyzdžiui, Sandros Balanys, žiūrėjau Instagramą, pas ją dominuoja žalia spalva. Ką sako žalia spalva, kad žmogus yra ramus ir tai yra gamta. Tai yra ta ramybės būsena, kaip sakyt. Ir tai perka žmogus irgi per vizualą, per spalvas, nes jisai jaučia, atsidaro Instagramą, nesvarbu ar LinkedIną, ar Facebooką, jisai mato jūsų profilį, jisai mato, iš ko jisai perka, nes pirmas dalykas yra irgi spalvos. Kaip jūs save pateikėt. Turėkit savo spalvą ir tos spalvos laikykitės, nes tai yra vienas iš jūsų charizmo, autentiškumo, tų klikų, kur jums priduos pridėtinės vertės klientui. Tai va, jeigu norit spalvas išsigryninti, tai yra toks labai lengvas, paprastas dalykas, paprašykit savo vyro arba draugės, sakyk, užsimerk. Sakyk, pat užsimerk. Ką tu galvoji apie mane? Kokia, tarkim, jeigu aš būčiau spalva, kokia aš būčiau? Ir pats pirma spalva, ką jisai pasakys, arba jinai,
pasidomėkit, apie ką ta spalva yra. Ar jinai geltona? Geltona reiškia draugiškumą. Raudona reiškia, pavyzdžiui, dėl ko seilai yra rašomi raudonai. Atkreipkite dėmesį, ne? Kad spalvos irgi, žodžiai, raštai, viskas įneša draivo į jūsų charizmą, į pardavimą, į tuos vat kadrus. Dėkit, nebijokit, nes, kas čia rašo, Vaidai tinka raudona, o jas, labai netgi. Tai nebijokit įnešti spalvų, nebijokit įnešti charizmos, nes tai esat jūs. Ta, ką mes šiandien atlikom praktikas, aš iš tikrųjų save spontaniškai pastačiau ant stresinės būsenos, kad nežiūrėsiu tos skaidrės, nes viskas yra, šiais laikais informaciją gali gauti per ChatGPT, per Google, per kur tik tai norit, kas tai yra autentiškumas, informacijos belikė. Aš tiesiog atsisėdau, sukalbėjau Tėvą mūsų, sesės žvakė suveikė, čiūrikai irgi, kad nenusikeikiau, laikiausi. Tai galvoju, pravesi pro savo pačios patirtį, ir ką aš pati išsigryninau, dėl ko aš esu ta fotografija ir dėl ko aš esu nelife. Tai kas dėl ko vadas. Tai su ta gaidelė noriu jums priminti, kad jūs pardavėjas, jūs miegate, o nuotrauką pardavinėja jūs. Niekada nepamirškit tos frazės, niekada. Nes kas nedrįsta komunikuoti balsu, tai yra vizualas. Tai ačiū jums visums, kad mane įgalinot kalbėti, kad tikiuosi labai noriu paprašyti jūsų atgalinio ryšio,